Jeigu jūs apsimet, kad jis yra žurnalis ir taip vaikos iš tarybos, tai prašykim laukai daugiau, nebeikėskim iš visą. Aš suprantu, kad jis klaus yra, bet tai... Nekviečiam yra, vieši posėdžiai yra, kas nori dalyvauti. Jūs čia tyčiatės, o ne aš. Jūs. Supratai? Gerbiami tarybos nariai, buvo pasiūlymas išprašyti žurnalistą iš salės, nes jis trukdo posėdį. Užstoja kamerą. Mums netrodo. Prašau. Tai dabar neaišku, ką reikia išprašyti. Gerbiam žurnalistas. Ne vieną, neįžeidė, nepavadina, necenzūriškai. Gerbiamas tarybos narys, Kęstutis Kovačius. Jį pavadino klaunu. Nu, aš sakyčiau. Nu, aš kaip sėdė tokių dalykų. Taip, jūs turėtumėte atsiprašyti jo šumo. Aš atsiprašau, jeigu įžiūrėjau, bet jeigu... Arba... Yra kamera, Aš nemačiau, ką jis parodė. Gerbiami tarybos nariai, buvo pasiūlymas išprašyti netiškai elgiantis žurnalistą, ne žurnalistą. Prašom balsuoti, kas už tai, kad išprašyti. Skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, aš vėl 13 skaičiuoju. 14. Prašom balsuoti, kas prieš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Ai, nušuoju, aš nemačiau. 13 už kad išprašyti, aš neišprašyti. Tai prašyčiau, gerbiami tarybos nariai paprašyti. Aš turiu repliką. Neišeisiu. Kviečiam policiją. Kvies? Aš siūlau tikrai nepalikti salės, niekur neišeiti, nieko nepažeidyti jūs ir mes prašysim lygiai taip pat policijos, kad jūsų neišleidintų ir kad viskas... Tai gerbiami tarybos nariai, skelbiu 15 minučių pertrauką, tol kol bus išleista policija. Administracija prašo įvykdyti sprendimą. Prašau įvykdyti. Tai gerai, tada turbūt aš iškosiu. Nieko? Aš opozicijos būsiu lyderis, nieko nenutiko. O tai dėl ko keitėt policiją? Tai mes nekeitėm, nežinau, kas jums keitė. Mes tikrai ne. O kas keitė? Sakykite, tikriausiai iškviesti, kadangi jis įrodė, kad Dorotės šitą gestus. Aš jų tikrai nemačiau. Čia va, tamsta mane klounu vadina, tai jis gal tegul pasako, ką aš rodžiau. Kaip? Bet aš net leidau Kęstutį. Tai jūs parodykit, ką aš rodžiau. Taip, tegul pažiūri pareigūnai. Prabalsavo 13 tarybos narių, kad iš salės Iš viešo tarybos posėdžio nori išprašyti žurnalistų visuomeninę organizaciją. Bet aš kaip suprantu, kaip sakyti, jūs trukdo tam posėdžiui, jūs savo tais gestais kažkokiais. Ne? Netrukdo. Jeigu 13 narių pasisako, kad 13 narių iš 20. Bet didžioji dauguma. Tai kaip jie gali pasisakyti? Jūs pagalvokit. Jis sprendžiamas svarbus klausimas dėl vėjo jėgainių. Paskutinis klausimas tarybos posėdėje ir dabar prireikia mane išprašyti. Visą tarybos posėdį galėjau filmuoti, stebėti. Dabar, kai sprendžiamas paskutinis klausimas, kuris susijęs ypač svarbus mano asmeniniam gyvenimui ir gyventojams, kurį noriu paviešinti,
Jie mane nori išprašyti ir salės, kad aš tam daryčiau. Tai visas kiekviešas dėl ko kilo? Jūs, kaip supratau, išvadina klaunu. Taip. Ne. Tai kaip buvo viskas, jūs papasakokit. Visų pirma, pagal administracinės pažymų kodeksą už viešos tvarkos pažymimą gali išvesti, net kažką tai parašyti. Jisai net nei keikės, nei šūkavo, nei replikavo. Bet nepadaro tiesą. Nėra, nebuvo. Jie tik pasakė, kad balsuoti. Tai va, tai aš nežinau, už ką jis turi pagrindą, o požiūrė vieši yra. Iš tikrųjų, nelabai suprantu, ką mes čia turime. Ne, aš tai... Jūsų kažkokias jūsų vidaus tvarkos taisyklės, ne kažkas kokia. Nu, realiai, jeigu viešoji tvarka nepažįsta, mes kaip ir nelabai čia turim ką veikti. Jeigu yra kažkoks pagrindas, kuom pažįsta viešoji tvarka, kažkokie nepadorus gestai, išreikšti dar kažkas, jeigu jie yra... Ne, tai tegul kas matė, tegul parodo, kokį aš rodžiau nepadorų žestą. Nu tai parodykit. Kas yra nepadorus gestas visų pirma? Tai meras kvieskit specialistų. O dabar Kęstutis rodo nepadorų gestą, jisai ausimas. Aiškinkite su ne asmeniškai. Aš tą patį padariau. Man nereikia šitai, ne man asmeniškai, bet jūs privalot prieš visus čia. Čia dabar ne tas Ne, tai aš neturėjom buvo rašyti pareiškimą. Šiai minutė nematau, kad kas kažką parodytų. Ką aš įžeidžiu, aš nežinau, kuom aš įžeidžiu. Tai prisigalvoju daug ko galima, kad nepaviešinčiau tai, kas bus, ką norim įspręsti. Ne, nu tai tvarkoj, prašom, rankas. Kabinkit, antrankius. Praeinam iki kitą kabinką arba važiuojam su mumis, mes paaiškinam, norim pasiimti. Tai po šito klausimo galite jūs baigsit klausimą jums padaryti. Tai jis mane nori išvesti. Nušalina, pasakykime, nebegalim filmuoti parodyti jėgą. Tai tegu praeina klausimą, pasvardysiu paimti už pažeidimą. Tai... tarybos narių. O jie... Ne, o vidaus tvarkos taisyklės kažkokios. Reglamentuoja visą tai, kad jeigu prabalsavo, kad kažkas vienas yra Tai netinkamas. parodysiu, jeigu jums reikia. Ne, jeigu yra tokios vidaus tvarkos taisyklės, valiuok. Yra vyriausybės atstovas, kur galima suvartoti. Nesmukais. Yra vis tiek vieša vieta žymėjama, viešas posėdis. Jeigu viešą tvarką pažeidė, jeigu jūs konstatuojat, kad pažeidė, tai jūs... Aš šiandien matyti nematau, kad viešą tvarką kažkas pažeidinėti, nesupratau. Tai šiandien nepadorius gestus, bet koks tas gestas, aš nieks neišreiškia. Aš irgi nemačiau, bet jeigu tarybos nariai va sako, tai čia jau jūs su jais diskutuokite. Tai ir mes sakome... Lankė, šiaip tarybos narys Kęstutis Tomskis jau man yra prieš kelius posėdžius sakęs, kad aš tavęs tikrai neleisiu į tarybos posėdžius. Tai jisai dabar vykdo savo grasinimus. Nu kaip Kęstutį, kolidoriui man sakėjai. Ne, jeigu yra kažkokios vidaus tvarkos taisyklės, ne, kurias jis... Jeigu policija mane veda, aš išeinu, aš paklūstu policijai. Taip, be abejo. Čia be priekaištų. Bet ar yra reikalo išvesti tave? Už ką? Ir už ką? Norim parodyti gyventojams, kaip dėl vėjo jėgainių bus priimtas klausimas. Ir paskutiniu klausimu nenori manęs leisti filmuoti. Dar kartą įrodo šitai kokia pagėgius yra demokratija. Tvarkos ir teisingumo. Ką pabrėžė gerbiamas Stonys, kai aš pasakiau dėl vėjo jėgainių. Tvarka ir teisingumas partijos šitai pareiškimas. Koks čia pareiškimas? Tai jeigu Kęstutį jūs atsiprašyt manęs, ne, už klouną mane pavadinat. Tai klounu pavadinat mane. Taip, už ką? Čia aš Tai jūs parodykit, ką aš padariau tuo. Išsiaiškinat abu asmeniškai, o ne čia nekišti tarybas. Paklauskit pareigūnai, nu Kęstutis Tomskis čia visą tą užvedė reikalą. Ką aš parodžiau, ką aš padariau. Ir sėkmės nebūdusi... Nu tai jūs parodykit, pasakykit pareigūną, nu tai jie mane ir išves. Gerai, taip, klausimą statom taip. Jeigu kas, kur turit pretenzijų, prašom atvykti į Vilniaus 17 su pareiškimu. Ir pabaigsim tas spręsti klausimą. Ne, tarybos posėdis nevyks, kol jūs neįgyvendinsit.
O ką mes norėtume? Mes prašymą rašome. Reikia prašymą. Tarybos nariai paprašė išvesdinti. O mes prašome neišleisdinti. Jeigu kodėl policija turi išvesdinti, jeigu jis nepažeidinėja visos viešosios tvarkos. Mes prašome Tai neišleisdinti. čia asmeniniai kažkokie yra. Ne, tai svarbus klausimas. Viso. Ačiū. Ko gero, malonų pareigūną. Policija.